Tai hello, gerieji žmonės, šiandien mano gimtadienis. Kažkada gegužį tikslios dienos nesakysiu, nes tikrai ne šiandien šitas video išeina, bet nesvarbu. Planas šiai dienai, jau papusryčiavom, dabar skubu į vieną salsos pamokėlį, kuri man yra įdomi, ir po to eksplorinsim šitą miestelį, Lloret de Mar. Sea View dėja neturiu, nes neįpirkau, bet sako, žiauriai gražu ten už nugaros. Tai varysim filmuot, eksplorint ir, manau, švęsti iš lėto mano gimtadienuką. Galbūt pats su savim švęsiu irgi neblogai. Taigi, Kem 7 dar ne pabaiga, varom gyventi mūsų gyvenimus. Mūsų diena prasideda. Kortelė. Ну, ой! Поздравляю! Happy birthday! Padainuojam. Sveik. Ne, kaip ten nefeliz kumplė. Blet, aš neįrašiau. Su gimtadieniu, linkimės man minų 200 dar. Feliz Navidad. Ne, Navidad, kumpliamos. Pirmą kartą neįsirašė, tai mes kartuojam antrą kartą. Čia jau dirbtinai gavosi. Važiuojam. Turim basiką, bet problema, kad turim plus 15, tai čia ne kažką. Jo. Nu, įdienozą. Ką tu čia veikia? Kas tai atvarė? Kokie žmonės? Kokie žmonės Holivude? Kaip faina lietuvių. Pirmą pamatėm lietuvių. Po to į antrą išeis. Moteris ar žino, kad mes čia esam? Niekam nesakom, mes esam tyliai. Šis tavo moteris, kur jinai? Pareis dabar? Tai gal žino, ne? Ne, kur žino? Ji nežino. Aš mačiau. Geras. Šis nebūrus. Labas. Tu nežinoji? O, žiūrėk, Mum nepakeliui. Oi, atsiprašau, mum biški pakeliui su tavim, taip. Gaunu dovanų su girtadieniu. Tiks? Gerai. Y dejamos pasear. Y centro para pasearle, centro para pasear. Es Cuba, Cuba. Pero esto no es Cuba. No es Cuba. Entonces, centro. Ok. Vídeo o vídeo. 3, 5, 6 y 7 y 1, 2 y 3, 5, 6 y 7 y 1, 2 y 3, 5, 6 y 7. Ahora la música. Turbūt geriausi ir sveikiausi pietus pasaulyje. Man patinka. Nuo 10 iš 10, be klausimų. Tokio skonio daržovių Lietuvoje nerasi. Radom žolės! Vasara! Nu, davai. Už mano Kem 7. Va, apsirengiau su mano dovana, kur Indrutė su Vicka padovanojo ir einam nusifotkinti tryse. Einam nusifotkinti tryse. Tryse einam nusifotkinti tryse. Labas šitam. Jie kartoja, fantazijos neturi, tai daro tai, ką aš darau, aš vakar. Oba! Labą dieną dar kartą, vakar sveikinamės. Kadangi mano gimtadienio šventimas jau įpusėjo, apsirengiau mano dovaną, kur padovanojo Indrutė su Vicoku, ir einam nusifotkint. O po to nusifotkint einam. Ir radom fotografą, Julius. Nufotkins mus. Saliai. Ryškiai sumano, gali va taip ir taip, ne, labiau stačiai.
Tai ką tik jau padarėm fotosesiją, tai prašau keletą nuotraukų dabar. Žiūrėkit. Tai ką, geriai žmonės, gimtadienis eina link pabaigos ir maišau angliškai ir lietuviškai. Ir galiausiai išlindom mes iš mūsų urvo. Va, einam pajausti vakarinius vaibus nuostabaus miestelio, kuris vadinasi Lloret de Mar. Ne Loret, o Lloret, nes priekyje 2L. Man Loret skamba gražiau, bet tipo reikia Lloret sakyti. Lloret de Mar. Tai va, vakariniai vaibai prasideda gražiai, patinka labai. Einam, dar pažiūrėt vaibų. Fainam. Žiūrėkit, trijulė juoda maikė. O daugiau gali? Ne, negali. Aš įjungsiu kamerą, toj. Atsijungiam, prisijungsim po kelių sekundžių. Indrė ką tik rado džinsus pamestus. Nu ką, kontentas. Jaučiasi, kad mes būtumėm Las Vegas. O ko ne? Aš noriu fotkės. I love vodka, I love biget. O. It's not that bad. Hotel Huine Park. Įdomu. Hebrantai, ble. Indrutė nosį kraipo, sakė, 7 per daug. Indrutė moka nosį kraipyti, šiandien ėjo. Norėjo rankšluosčio, pasiūlė už 15 eurų, tai šitą damą sugebėjo įsigyti už 5, nes 7 irgi buvo per brangu. Tu sakau, kad čia kažkokį duoda, pusiau nutrimta. Čia, einam per čia. Bet tai vakar taip nebuvo. Tai šiandien šeštadienis. It's for me? No, it's not my girl. It's a Friday night. Tomorrow. Thank you so much. Tomorrow. A ten latino music? Eisim. Tomorrow. Panašu, kad radom fainą spotą, kur išgerta lūčio, vadinasi La Cubana. Nu, La Cubana toks neblogas, bet liūdnokas. Tuštoka. Nors ir krūva gražių kokteilių, tai ieškosim kito spoto. Nu, nei patinka, nei nepatinka. Nieko prieš neturiu. Matot, ponia Marina turi savo klubą. Marina, pavydim. Nu, va, radom nekilnojamo turto agentūrą ir kainelis, žiūrėkit. 200 štukų eurų, 212 kvadratų ir plotas žemės 1 hektaras. 200 štukų eurų. Čia keičiasi tie pasiūlymai, bet jau peržiūrėjom, tai tikrai, nu, pigiau, kur kas pigiau nei Lietuvoje. Mes gyvenam prabangiai. O, kokios šitos kirmelos. Nu pagaliau, va, man langustų į romanų. Langustų. Aš norėjau, tu man nupirksi, taip? Vargšas, jį suvalgys. Nebloga bažnytėlė tokia, bet aplankysiu rytoj. Čia jau Pėsčiųjų gatvė. Tai pats centras. Gerai atrodo. Atidėkim rytojui. Tai va, nutupėm pačiam centre, vat, čia kur rodžiau šitą bažnytėlę. Alutis, 3 eurai. Indrė galvoja 7 bus. Viciokas sako, nu nebus, iš tikrųjų, tojakas, nu. Kada mes Angrija. Lietuva. Imk pavyzdį iš Ispanijos. O čia didelis. Ne, jie tik tai vieną dydžio turi. Man reikia paprašyti taurės iš kaip glas. Glas. Indrutė jaučia gėdą, sako, mes vėl geriam. Nu tai, kam 7, jopta. Sako visi, olia. Olia.
kadangi dar ne visas alus išgertas, pavartykim meniu. Lėtai tą darysiu, kad matytumėt kainas, jeigu jums įdomu. Tai jau susipažinęs esu, tai galiu pasakyti, kad kainos panašios kaip Lietuvoj, tik kad alus patrajaka, bet viskas skaniau, nes ingredientai kokybiškesni. Tai vot taip. Guaguancó, fiesta latina. Mañana. Ten reikia. Blemba, kažką filmavau, kažką nefilmavau, nežinau, pamatėt jūs čia ar ne. Iš tikrųjų, bet žiauriai sudėtinga buvo praeiti atgal mums tą gatvelę Las Vegaso, nes prisikalinėjo, dar vienas veikėjas, kas 10 metrų siūlo užeiti į jų barą, paskutinis šis buvo baras SSSR. Tai aš jau faką jam parodžiau. Ir, tiesiog, kaip, nežinau, kaip pijavkos. Bet jau praėjom ir Indrė iš vis sako, kad nebeeis čia vakarė nei kartą, nes man tai ką, papizdėlint, to jinai tai stresuoja. Bet gerai viskas. Jo ir tų, kur suduriu galą su galu, irgi ten pakankamas kiekis. Bet mes tolerantiški. Tegul jie suduria, bet mes nedalyvavom tokiuose dalykuose. Popietė. Vakar išvariau šokį vakarėlį ir grįžau tik apie 5 ryto. Tai šiandien, taip, sausau. Jau 2 valanda popiet. Ir laikas jau eit ir paeksplorint šitą mažą ir fainą miestelį. Bet prieš tai einu iš šito viešbučio viršų. Jisai neva geresnis nei mūsų. Čia gyvena mano draugai. Jie pakvietė mane į Rooftop Terrace. Tai kylam į viršų, pafilmuosim nuo ten gražius vaizdus, o po to eisim į centriuką. Tik negalvokite, kad mes čia alkašai labai dideli tokie. Tiesiog filmuojam malų, nes daugiau neturim ką filmuoti, nes aplinka labai negraži. Skanaus. Kai tau kem 7, galbūt laikas pradėti rūkyti, kaip aš atrodau? Manau, kad reikia pradėti. Sėdėjom ten, o pasirodo, kad čia yra baseiniukas. Tai kokio B mes čia neatėjom, aš nesuprantu. Tai gaunasi, kad sėdėjom viršui, bandė mane priversti rūkyti cigarilės, o praradau tokią puikią opportunity. Tai geras spotas. Gal čia reikia ateiti, ne? Taigi, geriai žmonės, buvom čia vakar vakare, kai buvo tamsu, šiandien dieną mes vėlgi čia. Kasgi pasikeitė? Ogi niekas. Hotel Huine Park. Čia yra SSSR Lounge. Nieko naujo kol kas. Mocas neblogas. Opa! Sako, kad jeigu mes pakilsim tenais į viršų, bus neblogi vaizdeliai ir kažkas, kas ten viršui bus? Kažkokia nesąmonė ten bus. Undinė kažkokia. Baba. Tai kol kas kvepia Palanga tokia. Tai labai gerai man patinka Palanga. Tikiuosi, bus déjà vu. Einam viršų. Rekomenduoju visiems čia atvykti. Dedai. Tenais. Ir kilsim tuoj. Be dėdų. Čia matyt užsidaro nakčiai, nors nefiga čia neužsidaro čia. Nors ne, galima uždaryti. Šitą tetulytę. Prie jos ir einam. Zdarova. Žiūrėkit, atrodo visai neblogai. Einam prie tetulytės. Papozuosim, paspoksosim.
Atiduodu Juliui kamerą, būsiu gražus. Tiesiog laikyk. Aš esu gražus. A, čia moteris. Ai. Good to feel real woman. Aš manau, aš įsimylėjęs, bet yra viena problema. Nėra batų. Haikint kartu negalėsim, nes tokios išmės vargu ar net Sabonis gal neturėjo tokios didelės kojos. Taigi, sudė mano meilė. Gerai, ir dabar mūsų lankytinas objektas va šitas va. Pilis. Varom. Aš suprantu, kad ko gero kvailus dalykus čia, ar kvailus, nežinau, kaip teisingai. Pasakykit komentaras, kvaili dalykai ir kvailus dalykai. Tai va, sakau kvailius ar kvailus dalykus, bet žinokit, tikrai faina čia būt, gera kompanija. Nu ir bandau daryti kontentą, kuris patiktų jums ir nepeikit. Čia tiesiog prikolas ir viskas yra labai nerealu. Ir tikrai parekomenduosiu jums čia atvykti arba neparekomenduosiu, jeigu neverta bus. Dar tiksliai nežinau. Bet judam prieki. Nusprendėm, kad norim ledų. Nu, reikia paragauti. Nestipriai gal noriu, bet atsižymėti. Gestais bendrauja. Gestais, kitaip negali. Bet susitarė. Okay, I want one pizzaccia. One pizzaccia in chocolate. Yes, perfect. O greitai turi porą šimtų. Pizzaccia. Labas. Bauda už tai, kad šuo čia pašiks 750 eurų. Nu riebiai. Geras. Iki 75 metų veikia. Traukia laivus iš jūros. Mes praėjom 200 metrų ir nori vėl ledų. Išlaidavimas. Ah, you video. Hello. Hola. Hola. Buenos días. That's so sexy. Gal matai, kaip čia Seržai daro? O tai jau pristrelsa sзади. Nu vaizdai to tokie tikrai neprasti. O ten galima kaip nors gal užkopt, nežinau. Tai jeigu geras oras, tai tikrai labai atmosferiška viskas čia yra. Rekomenduoju. Nuojauta kužda, kad nemokamai. O, yra takelis. Tai jų man pakaks. Nu gut. Gut. Julius, kaip sakant, zdulse, tai mes su Galina dviese einam. Slabakas.
Ten viršuje akligatvis, kur aš nufilmavau. Tai manau jau nelipsiu viršų. Karšta čia. Eisiu kitų keliukų žemyn. Neblogai, patiko. Okei. Ai, nu viskas aišku. Va, ir mes iš ten atėjom, bet ten grįžtu kitų kelių. Viskas čikipukiai. Liūdesėlis. Ką tu čia sakai? Pažiūrėjo, pasakyk. Neturiu упо, viskas, сдулся. Не сдулся, Ага. а оценил трезво свои возможности. Raktažodis trezva, tai jau reikalaus. Nu kaip jums išmatavimai pastatėlio? Įdomu, lova telpa ar ne? Jaučiu, kad nelabai. Kas antras žmogus čekina mano sportbačius. Kas su jais yra negerai. Taigi, ko gero, beveik viską aplankėm. Va, čia yra ta pilis. Čia šita dama, su kuria apsikabinėdavau. Pliažas, promenada, o gyvenam mes kažkur čia. Nu, tai ir gana. Šliopansų daug. Kokiam kainom? 8. Karočią 8. Čia yra pradžia centrinės Lloret de Mar gatvelės. Eisim toliau, papilmuosiu. Prašau, enjoy! Tai na kameros savininkas. Karočią, problema yra, mes ėjom namo, o vietoj namų toj čia atsidurs alkoholiniai svaigalai. Mes pagalvojom, kad reikia čia, kad prisitaikyti prie aplinkos, va taip eisim, kad neišsiskirti iš minių. Va, taip ir gyvensim. Nu, pagaliau laikas paėst. Trafiką turim. O ką aš čia stoju, mano hebra yra tenai. Kur mano hebrytė? Matau hebrytė! Be eilės parlindau. Kažkokia sriubytė. Pabandom. Karočią, šį kartą sriuba dvejetas. Netgi gal pusantro. Indrė irgi va, su nosim sėdi. Prie vyno užkandžių pasiėmė, o vyno nėra. Užkandžiai prie vandens. Nusileidom žemyn į miestą. Pagaliau pabėgau iš to restorano, žiauriai perkrautas buvo, matėt, kad nauji svečiai atvažiavo iš Lenkijos, krūvo vaikų. Tai dabar pailsėsiu, po poros valandų prasideda koncertas, po to šokio vakarėlis, tai nežinau, ar imsiu kamerą susijim ar ne, bet kol kas relaksas. Kadangi jau protingas berniukas esu ir turiu atgalinį bilietą į Barceloną su autiku, reikia pasirūpinti viešbučių. Pigiausias, važiuojam. 24 eurasai, pigiausias hostelė,
Woman only. Man netinka, nes aš ne woman. Kol kas. Gal taborą paimt? Ką aš žinau. Žiūrėkit, radau su reitingu 1,8. Bad. 90 eurasų. Nu, pažiūrim. Švarumas. 3, 3,7. 2,5. Ne, gal praskipinsiu. Jeigu ką, kas nori tik streamą, tai va, pavadinimas yra. Va, matot. Kažką rezervavau. Parodysiu atvykus.